reikia tų kvailų komentarų apie tiesiog neėsk. Nu, tai palauk, žmogau. Jeigu tu nori atsikratyti kilogramų, tai čia ir yra patarimas tiesiog neėsk. O kaip tu galvoji, kaip tu kitaip atsikratysi, dafiga valgysi, bet tu paskui aptingsti ir ką tu nieko nenori daryti, nu tai mažiau ir ėsk, sakoma, nu sako, nereikia kvailų komentarų, tai mažiau ir ėsk po velnių. O tai kokie kvaili žmonės, negaliu šitie lietuviai lankosi čia. Apie tai, kokie visi tobuli esate, nepudrinkit. Žodžiu, aš tau net neskaitysiu toliau, Donatas Čiūvas čia kažkoks. Tu esi visiškas dalbajobas ir asilas, tau reikia mažiau rašyti šito šūdo redite ir tvarkyti savo svorį pats. Vat mažiau grinai ėsk, nes tu prisivalgai ir paskui bandai save pateisinti. Nu, kas čia per idiotas, net nežinokit, atsiprašant, neįsivaizduoju, kas čia per idiotas, bet tokie idiotiški straipsniai, tai ir dar iš vaikino pusės, suprašiau, kad mergina rašo. Čia vaikinas sugalvojo tokį šūdą parašyti.